Na kągi, klientas pasivažinėjo pagal paskirtį ir šiek tiek pakliuvo vandens į saloną. Tai dabar teks išsirdyti, ištraukti kilimą, viską išdžiuvinti, visus elektros komponentus, kurie gavo drėgmės, išsausinti, išvalyti ir sutepti. Bei sudėti viską atgal. Tai pažiūrėsim, kiek mes čia truksim. Manau, kad šiandien vakare, gal rytoj jau turėtume atiduoti. Nu, vieną turim prožektorių, kuris kartais neįsijungia. Bet davus meilės, pradavė. O eik savo, net šitas dankrato rakte rūdis jau renkas. Vandenėlis. Žodžiu, susirenkam visus reikalingus daiktus, kad netrukdytų. Nes, žinau, ir sakė, išiminėsim pilnai kilimus. Nu ir atmintinai žinosim saloną jau. Nu jo, kai kas antrą dieną turbūt sėdynės išiminėm. Žiūrėk, šitam kilimą reikia išimti dėt, o sidabrui reikės dar kart visą saloną perinkti. Bus smagu, atmintinai. Nu, gerai, kad ne visų varžtų sukom ant sidabrinių. Kaip sakai? Gerai, kad ne visų varžtų sukom. Ai, nu tai. Su tuo sidabriniu dabar nerekomenduojama važinėtis. Gali tek su sėdynė apsiversti saloną. Per galą ar per? Good to go, per priekį. Čia sukam dabar čia salonę, paguldom. Pridaryk. Ta prasme. Praeina. Guldyk. Ką, viena dalyko ir beveik, dar kelią. Gerai, patyčiau. To čia turim nėra. Arba blogą, šiek tiek blogą. Sutupam dabar šitą kilimėlio detalę. Opa, vanduo. Viskas šlapia. Va, žiūrėk, Adai, šitą kaip lengva varstą dabar išimt, kaip šitam nedegė niekas. Ir tiesiog ateini ir sakai, realiai. Ai, šitą? Tai dar palaukti, dar daužiai ne tik dėl to. Dar vienas čia. Taip. Bet ir čia buvo kabėti. Dabar ateini. Viskas ištirpę buvo. Bėgs, nebėgs? Nebėgs. Bet šlapia čia. Tai turėtų būti, ne, tai jis va, matai, žiūrėk. Stovi. Jau, čia bus reikalų. Tada šitie bus pilni vandens. Pla, šio. Oi. Bet šiaip neblogai pradžiuvo čia jam per naktį dar. Pasistengi. Štai ir jūs. Ką radai? Maisto radau. O, kiek maisto. Bet čia jau turbūt iš kažkur kitur. Dabar. Va, paragavę. Peiliukas. Šiaip jo, peiliukas turbūt prisinešė, kol mašina buvo Kanadoj. Bet keista, nebuvo nieko pagraužta. Bet tu nardėjai šitas vietas? Ne, nebuvo dėl ko. Drusmė sveika mašina buvo, nebuvo. Buvo po Amerikos, kas buvo ardyta, tai šitas konsolė. Vairas konsolė, smulkmenas, bet čia nebuvo atidaryta, nes nebuvo dėl ko, bet aš jau čia mačiau vieną ir aš ten okei, čia tai gali papult, bet... Ai, kai grįžo, ne? Jo, čia tiek. Realiai... Visos pakelis, realiai. Pietus. Kažkieno. Ir užkopai, labai. Dabar gerai, tu neįlipk į duobę. Ten tau paspasta.
Bet tai ką, Amerikoje toksai vandens gurkšnis į saloną būtų jau nurašyta mašina. Pas mus dar sveika ir tikrai gelbėjimą, ir čia nieko tokio. Nes realiai spėjom per maksimaliai trumpą laiką išvalyti drėgmę ir nieko nerizikuojam, plius nebuvo sūrus vanduo. Paprasčiausias vandenilis gėlas. Tai ką, Irmi, degusi turim. Šitas irgi panašu. Jo, balas visur. Nu, skenduolis irgi. Pirmas skenduolis. Dar kadangi iš Amerikos, tai dar neskaitom, kad skenduolis. Tipo vietoj priskenda, ne? Vietoj. Nu, čia jis kaip sakyti. Buvo naudojamas pagal paskirtį, nu argi ne taip, su džipu reikia važiuoti. O nežiūrėti jį. Ką aš čia randu? Jo, labai daug vandens, bet dar dėkingai kažkur jis ištekėjo per mažas ertmes. Nėra taip, kad stovėtų bala kažkokia žiauri. Čia labai gerai. Bet aišku, nežinom, kas laukia kitur dar. Bet tai ką, žiūrėk, tokiais tempais čia paragausim ir iš mėnulio nukritusių, ir skendusių, ir degusių, ir panašu, kad viskas padaroma. Nu, čia gal daugiausiai drėgmė. Bet irgi taip sakyčiau, kad čia labai gerai. Bet žiūrėk, čia visa... Ai, jis buvo pečių to juodai pastatęs ir čia pūtė, tai čia labai gerai. Nu, eik čia. Čia į rankas, ne, davai. Ką tu čia neapsisprendi? Nes šitos replės tipo ir gut, bet ir šūdas vis tiek neišgyveno. Bet liuko dar už kokią bet. Okei, jop, turim drėgmės. Ai, netapt. Yra fiškiai, ne? Jo, matau, kad ne tik fiškiai, bet ir kompe. Ką, eisim šitą ardyti, žiūrėsim. Kur tu? Čia būtina tai daryti. Kamera, va, pabalo. Pradėjo oksidaciją darytis ir jeigu gerai matosi, tai viskas drėgna, lašai stovi. Žiūrėk, kaip vandenilis. Ir negamykliškai jisai, kadangi buvęs Kanadai po vagystės. Tai po vagystės jos atstatinėja, tai ir būna ir raktus atstato, jeigu nebeturi. Ir vinkodus naujai perkala, bet šito vinkodų neperkala ir lyg tai raktas blogas. Tai va, turbūt įdomu, iš kur apie šitą džipuką tiek žinau. Tai čia yra mano kliento automobilis. Ir mano prašymu aš jį atstačiau atgal į kelius, kad būtų galima jį eksploatuoti. Taipogi buvo dar tuningo šiokio tokio, tai apsisiuvom lubas alkantarą, apsiklijavom lipdukus, apsiklijavom apsauginę plėvelę, perdarėm visiškai pilnai custom vairą, tai hidrografika, oda, alkantarą. Ir galvoju, ką čia dar mes jam padarėm. Ai, sudėjom priekyje gervę, ten buvo didžiulis projektas. Kurį šį kartą nesuveikė. Jo, eisim pažiūrėti, kas ten nutiko. Greičiausiai dėl to, kad ilgai nenaudojo, galbūt kažkas užstrigė, bet mažai šansų. Ten vieną apsaugą nusimsim ir pasižiūrėsim. Manau, nieko blogo. Dėsim kitą kilimą. Nu, tipo... Realiai tai nieko neprarandam. Nu, nieko, absoliučiai. Ta prasme, klientas happy, mes happy. Nestovi čia. Nu. Atiduodam šiandien. Na, net sakeizinėt nėra prasmės, jeigu... Taip. Čia važiuoja, gali būti dar vandens, tai šitam... Taip, šitą tai reikia pasikelt. Tik aš galvoju, jį kad pasikelt, reikia šitą. Šitą labai nemaloniai nusiminėja. Pabandom tiek, kiek išeina. Prisikelt ir pasižiūrėti, ar stovi vanduo, ar ne. Šiaip tai pagal mane ne. Ne. Ne, ir nėra tikslo. Ta prasme, galima taip atkelt ir skudurėlių prabraukti, bet ten 3 lašai. Čia jis... Kilimas daug sugėrė ir dar daug išgarino šildydama. Bet ta pusė buvo skandino, ar pilnai visas? Lygiai visas salonas buvo. Sakė, visiškai lygiai sėdėjo. Aš ir galvoju, gal vieną šoną kokį tik. Ja, bet visiškai lygiai ir kai buvo lygiai, sakė, kai jį ištraukinėjo, davė gerai gazą ir visas vanduo atgal. Tai tas visas vanduo atgal, kai ėjo, tai ir matom čia tokių truputį
požymių, kad buvo sušlapę, bet nebuvo tiek, kad būtų kažką apsėmę daugiau. Čia man labai įdomu iš tikrųjų. Ar svarbiausia vieta? Palietė vanduo ar ne? Čia jokio lašo. Labai gerai, bet vis tiek išpurkšim kontaktų silikonu, nes čia bet kokiu atveju garavo nemažai. Tai va, turim dar fiškę, kuri tinka etorkui. Ką tai reiškia šitas etorkas? Tai papildomas elektrinis variklis stovintis ant variklio ir suka per diržinę pavarą variklį, reiškia palengvina įsibėgėjimą. Tai įdėjus čia akumuliatorių, pajungus šitą fiškę ir prametus laidą, kuris tiesiai suktų tą elektrinę dalį, galbūt išloštume geresnę soundą. Bet čia nenoriu veltis, nenoriu net apie tai galvoti. Dėl buvusios drėgmės papildomai patepsim kontaktus dėl saugesnio gyvenimo ir ramesnio miego. Vis tiek drėgmės čia buvo. Kažkas truputį vis tiek reikia lengvos apsaugos. Man ir tokia mintis, šitie kailiai, kur išeina į dugną, reikėtų juos turbūt išsiimti irgi, nes čia drėgmė stovi. Čia šitas nuo kur? Nežinau, radau tam. Gamyklai greičiausiai pametė varžtą, visiškai naujas varžtas. Jis čia nuo diržo. Kažką užbaudavo, nes varžtą prarado. Na. Arba kažkas išvažiavo be šitą. Oho. Smėlis į saloną jau čia linda. Ok, čia prasivalysim. O, geras, salonė smėlį radau. Bet nėra. Nėra. Sausas. Čia jau. Tik atsidarom kompą, pasižiūrim. Oh my god, kai galvoji, kad nieko blogo, labai viskas blogai. Korozija įsibėgėjo gan stipriai. Ir čia tik per parą ir palindo drėgmė po apsauginį izoliaciją plokštės. Visur tas pamėlynavimas, o gal ne? O gal aš ir klystu. Ne, čia tas mėlynas, čia yra apsauginė danga plokštės. Bet kad drėgmė palindo čia visur, tai... Žodžiu, skambinam, ieškom detalės. Nieko gero. Aš tokios tikrai atgal nedėsiu ir nešvaistysiu brangaus laiko. O ką, maunam atgal kilimus? Tai kaip ir kalbėjom, naują paėmėm kilimą, kad greičiau vyktų darbai. Kitą išsisiurbėm ir metam, realiai to įlėksim. Nu. Va, čia prasitepsiu, ne? Nėra prasmės jos sandarint, nes, nežinau, čia kai šitus iškeli, špankės eina tiesiai į lauką išeina. Tai realiai jo žemesnis taškas gaunas. Tai jeigu čia, jeigu jau čia bėgs, tai jau bus senai čia pradėjo bėgti. Nu, čia buvo sandūrų, čia faktas, kai giliau stovi vis tiek sunkės. Minimaliai, bet... Ok, neverta čia. Aš dar galvoju, gal pasitikrinam dar patronus. Airbagų. Yra.
Yra vandens. Jį ištraukti visą ir džiavinti. Kągi turim čia. Vanduo. Čia keista, kad ir degų lemputė neužsidegus darbu. Kaip diržas. Lengva drėgmė yra, bet nepaskendęs. Maunam nugarą. Gucci. Duok pirštuką vieną. Užkabink. Apatinę koją žemyn. Dar tu. Sukam. Atminti įstrigė man. Visiems įdomu, kom čia užsiemu. Apie tai vėliau. Dabar negaliu. Labai naktis, hebra, aš čia gręšiu iki ryto. Čia tokį istoriją. Taip paklai pergręžti. Suprantate, aukštim. 7. Patrauk, ar ne? Realiai, čia dar nuzolinti kampai, tai 7, žodžiu. 7 ko? Milimetrų. Tai įdomu, kas čia yra. Tai čia yra gervės rėmas, kurį man teko pačiam su didelio komanda, su metalo gamyba, sakykime, sukurti jį, suprojektuoti ir instaliuoti. Tik tai eksploatuojant, pamatėm, kad visgi norisi mechaninio atleidimo rankeną, kad būtų lauke. Nenorim dėti orinės sistemos, kuri yra įmanoma, bet tiesiog nesinori dar pridėti elektronikos, visokių valdymo sistemų, kurių galbūt kažkada gal ir suges ir bus papildomų problemų. Tai darom gerą laiko patikrintą mechaninį atjungimą. Jis buvo šiuo metu viduj priėjimas realiai neįmanomas, tai statysim į lauką. Tai prasigręšiu skylę, apsisukome gervės mechaninio atleidimo tą pavarą, kad eitų į lauką. Pasigaminome, dar tik ne iki galo, opa! Pasigaminom, įsiteikinom rankenėlę, kuri dar nebaigta, ją pabaigsime neužilgo. Ir jinai bus čia išlindus per buferį. Ir bus galima atjungti, bet kada reikalui esant. Tai jau. Dabar gręžiam. Šis atjungimas gerviai reikalingas tam, kad galėtume laisvai greitai išsivinioti lyną. Nes kitu atveju reikėtų sukti motorą, jisai be reikalo dirbtų ir tai užtruktų daug ilgiau. Tai tiesiog neefektyvu. O su rankenėlė atleidžiame, išsiviniuojam, viskas žiauriai greitai pabėgam iš balos. Tai va, einam gręžti. Gerai, matau jau šviesą tunelio galės, kas čia bus gerai. Pasakyt, kodėl gręžiu iš vidaus, o ne iš lauko. Tiesiog iš vidaus išsimatuoti reikiamą tašką buvo daug paprasčiau, nes čia trukdo šitos prilaikančios vietos. Tai važiuojam toliau. Gucci. Oi, jėga. Na tai bandysim įrankį, kuris skirtas metalui gręžti, bet labiau skardai. Tai, ką mes čia darysim, pardavėjas nerekomendavo. Bet Milwaukee, nu taip.
Reik varyt, pabandyt. Mes visi norim sužinoti, ar pragręš. Bandom. Darom statymus. Mintyse šį kartą. Daug tepsim ir po truputį gręšim. Aha, reikės pirmiukai. Pirmą gal užsigręšiu, čia yra... Nelūš, ganėtinai minkštas. O dabar pažiūrėsim. Kur mes esam, dar negiliu. Neblogai, aš galiu pasakyti. Tu gali pasakyti. Čia lies. Jėga. Raštelis karūnėlė šalta, reiškia, kas bus gerai. Milwaukee. Bulldozer. Dėl esmė net dažai nenusilupo. Milwaukee gal paremt norit mūsų. Pardavėjas sakė, netikiu, kad pragręši, bet jei pragręši, parodyk video, prašau. Tai pragręžiam, linkėjimai, ačiū, kad pasitikėjai. Aš sakiau, jeigu ką atvažiuosiu, kad ir 2-3 dar nupirksiu, kol ta skylė bus padaryta, bet Milwaukee padarė iš pirmo kartą. Vargom prie smulkios detalės ir ta detalė buvo štai ši rankenėlė, tai mums ją pavyko pagaminti ir Nudažyk LT mums ją nudažė per mažiau nei pusdienį, ačiū jiems, tai realiai degantis projektas ir klientas galės atgauti savo automobilį šiam savaitgalį. Labas, įgaliai. Reiks trumpinti. Susprendėm vieną bėdą, pasidarėm atramėlės, paskui paaiškinsiu, kaip jos čia veikia. Yes! Turim, veikia, labai gerai. Tai rankinėlės, ten tos atramėlės, kur rodžiau, tai jos neleidžia rankinėlį grįžti atgal. 9 laipsnių pasukus. Grąžinam atgal, jinai grįžta į vidų, turėtų grįžti. Ai, negrįžta, nes sankaba stovi ne ten. Pupšt, grįžu, viskas. Užsirakinam. Atsileidžiam, užsirakinam, sėdžiam. Tai kitas laidas neprieis. Giliau, po danteliu. Pirmą kartą prie. Pirmą kartą su suktuku visoku. Nu, ką? Tai taip reikia. Što prašiau? Taip, kam tu raktas? Ko tu nori? Kam man raktas? Nes čia neįlysiu. Čia akla vieta. Ir čia reikia užsimekus. Ai, mes buvome įsiėmę tą. Jo, čia net su pirštam nelabai padarysiu, reikia be. Mane truputuką.
Na tai pakeitėm audio stiprintuvą, kuris randas po šitą sėdynę. Išsiardėm saloną, pakeitėm kilimą, viską išdžiovinom ir viską sudėjom atgal. Ir sumontavom mechaninį gervės atleidėją. Bei pasikeitėm tepalus. Na tai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like, subscribe ir susimatysim kitame epizode.